Šiandien viskam tam arba ateina arba atėjo galas, kad bepročio žodis nėra kitoje perskyros pusėje. Kad jis jau nėra niekinis ir negaliojantis, kad priešingai jis privertė mus įtempti ausis, kad mes ieškome jame prasmės. Bet ar yra toks žmogus, kuris nebuvo susitikęs su mokykla ir jos iškreiptų foniniu vaizdu? Ar yra toks žmogus, kuris yra žiūrėjęs baimingai tėvams mokytojams ir akis ir nežinojęs, kodėl jaučia trikdantį nerimą? Ar yra toks žmogus, kuris nebijojo mokytojo, kad jis nepatikrintų jo nežinojimo? Kodėl yra tokia didelė perskyra tarp ugdytojo ir tavęs, kodėl praėjus dešimtmečiams ir daugiau laiko vis dar baimė gyvena mumise ir dar vis su mumis, mes vis toliau bijom tėvų nežinojimo, bijom būti paklausti mums nežinomų klausimų. Kodėl bijom nežinojimo, kodėl apskritai nuolat gyvename baimėje? Tai normalu. Bet koks skirtumas, kas su mumis vyksta? Skirtumas, kas vyksta su kitais. Koks skirtumas, kas vyksta su visų pasauliu. Juk vis tiek nieko nepakeisi. Svarbu būti laimingu, patenkintu, pavalgiusiu, pasitenkinusiu, atsipalaidavusiu. Mes trumpų distancijų bėgikai, mums nerūpi mūsų pati aplinka. Mūsų vaikai, žmonės. Mes esame žudikai. Žudome viską, ką auginame, kad neįgautų pagreičio. Šiandien mūsų žmogus gali viską ištverti, filosofai tvirtina, kad nekreipdamas tvarkos link laikas neturėtų prasmės. Ateities nebūtų įmanoma atskirti nuo praeities. Įvykių seka ta būtų daugybė atsitiktinių scenų iš tūkstančio romanų, istorija būtų neryški lyg vakare migla. Tokiame pasaulyje netvarkingų namų gyventojai guli lovose, kol gamtos jėgos nubrauks dulkes nuo jų palangių ir spintoje surinks batus. Mes visi žinome, kad atėjo tuštumos era. Bet nedrįstame pripažinti, kad mes ir esame ta tuštybė. Mes tuštybės dramos veikėjai, mes kuriam šitą miglotą vaizdą ir laukiam, kol jis pats susitvarkys. Masinis tuštėjimas visuomenė pavertė nukraujavusių kūną. Šita dykuma plečiasi, visi svajoja, kada bus geriau arba apie ramią pensiją prie jūros, bet jūros nebus. Pasiūlymas būtų moteris sterilizuoti, vyrams kastruotis, kad nustotume kurti debilų armijas, kad sustabdytume nesulaikomą infliaciją. Juk ar taip vertybės jau nuvertėjo, niekas nebeturi galios ar kainos, išskyrus pačią tuštybę, kurią perkame kasdien ir už ją mokame didžiausią kainą. Aš pasiruošęs mirti už jūs. Jaunas 30 metų. Mirti už jūsų neįgalumą, nuodėmės pasilikit savo, kad turėtumėt ką papasakoti. Aš pasiruošęs mirti už jūsų kvailumą. Aš naujasis Jėzus, abejingumo, cinizmo dievas. Paaukosiu gyvybę dėl taip jums trokštamos komedijos. Paaukosiu gyvybę dėl nereikalingumo. Tai jums nepadės, nes nebėra tikėjimo. Auka pasiaukojimu. Jūsų planas. Naujasis atpirkimo ožys.